Įprastas žmogaus gyvenimas yra vertingas. Nesvarbu, ko jisai besiektų. Aukšto statuso, didesnių finansinių tėkmių, žinomumo, realizavimuose per savo mėgstamus dalykus. Ar netgi, jeigu žmogus realizuojasi per tai, kas jam visai nepriimtina, bet realizuojasi tik todėl, kad taip reikia. Visuose srityse, kur ir kokiu būdu žmogus besirealizuotų, tai yra vertingas procesas, treniruojant savo dėmesį. Ir netgi jeigu į tą procesą nueita ne dėl savo paties noro, o dėl to, kad aplinkiniams to reikia, arba yra kažkokie tai įsipareigojimai, kurie skatina eiti į tą procesą. Žmogus turi galimybę treniruoti savo dėmesį. Kol dėmesys nepakankamai ištreniruotas, koncentruotis į tam tikrus procesus, į tam tikrą tašką nusikreipti. Eiti į savęs pažinimo gilinimąsi nepavyks. Šitas procesas savęs pažinimo be dėmesio koncentracijos neįmanomas. Todėl, kuo žmogus gyvenime beužsiimtų, jis kasdienoje turi galimybę mokintis, treniruoti savo dėmesį. Čia yra tam tikri dėsningumai, kuriuos naujų video įrašų eigoje pamėginsiu įgarsinti. Bet pirmoje eilėje svarbu užfiksuoti esminį dalyką, kad kol bus nesirūpinama savo dėmesiu, kur jisai dienos eigoje klajoja, bet kokia galimybė grįžti į vidinę pilnatvę, bet kokia galimybė išsirauti iš emocinio skausmo, emocinio streso, įtampų, jinai lygi nuliui. Ir dar gerai būtų, kad būtų lygi nuliui, nes įtampos auga, stresas didėja, problemų nemažėja. Ir grįžtant prie to, kad be dėmesio ištreniravimo neįmanoma išsirauti iš dramatiško gyvenimo būdo. Tai kol kas tiek.